Labą dieną. Modernizuojant būstus sunkiausia yra pradžia. Sutelkti bendruomenę tam projektui, apskritai tokią idėją išgeneruoti bendrijoje, dideliam kolektyve, visus sumotyvuoti, suagituoti, įrodyti naudą ir prasme tokios modernizacijos. Visa tai gula ant pirmininkų pečių arba tų iniciatyvių žmonių, kurie bendrijose yra, ir ant jų noro gyventi efektyviau, ekonomiškiau ir kokybiškiau. Tai tokia bus šiandienos mūsų tema, leiskit pristatyti laidos dalyvius. Turime daugiabučių bendrijų du pirmininkus, tai Silvestras Berkelis ir Juozas Pukanasis. Būsto agentūrą šiandien atstovauja Danguolė Mikutienė ir Vaclovas Rastenis. Labai diena. Ir turime Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų atstovę Angelę Andriukaitienę. Tai leiskit pradėti nuo klausimo pirmininkams. Ta pati pradžių pradžia, ta idėja, kad štai mes norime modernizuoti, atnaujinti, renovuoti, energiškai efektyvinti savo būstą. Ta idėja bendrijoje kilo pirmininko galvoje ar kažkokių atskirų žmonių iniciatyva buvo. Kaip jūsų atveju buvo šita? Pas mus tai bendrija yra didelė, 1500 būtų, 27 namai. Gyventojai, kai kurie gyventojai irgi nori, kad būtų renovuoti namai, kad būtų šilta, mažiau mokėti. Iš gyventojų yra iniciatyva, bet dauguma gyventojų tai stabdo, tiesiog bijo tų didelių kainų, įsipareigojimų bankam. Ir kaip kai kurie net profesoriai net aiškina taip, man jau 70 metų, man tas jau nenaudinga, kadangi man reikės mokėti, įsipareigojimai, tai jam aiškini, kad tas būtas liks jūsų vaikam, jie turės naudos ir ta būto vertė padidės, ir didesnės lėšas gaus pardavę. Tai sako, bet man dabar nereikia, vaikai turi patys galvoti, ką jie... Tai jūsų argumentai apie tas naudas, jo neveikia ir jam nėra aktualūs, nemotyvuoja. Jam aiškini, kad tas namas bus gražus, jums patiems bus malonu gyventi, į svečiai atėjęs pas jūs, bus maloniau jūs priimti, nes kai kurie namai yra tiesiog, jiems tikrai ten yra daug nuomojotų būtų, yra tokių, kur net iki 50% nuomojami būtai. Tai tiem gyventojams, jiem aplamai neaktualu, jiem tik paimti mokestį už būtą nuomą. Ir viskas, o ten, kad reikia įdėti į tą būtą, jam ten neaktualu. Ir tai yra problema, yra labai tokia toli. Kaip pas jūs, panas Silvestrai, buvo užuomazga šito projekto, būsto modernizacijos? Tai idėja kilo jums ar bendrijos nariams kažkuriems? Kaip ten pačiu pradžiai? Pati pradžia, tai žinoma, vien vaizdas namo nesudarė tokio estetinio jau pasitenkinimo. Ir aš tada nusprendžiau, prieš tai niekas ten negalvoja apie tai, jokius remontus, durys atviros, visą kitą. Nusakau, reikia kažkam imtis. Aš visai kitoj srity dirbau, bet jau, tada pradėjom galvoti apie tą, kad nors modernizuoti arba renovuoti, bent jau. Ir kadangi pirmininkui reikia būti tokiam, kad pakankamai įsimokslinis, aš sakyčiau, kad turėtų įsilavinimą, būtų gerai, kad ir techninį, ir ekonominį, kad jis pats suprastų daug reikalų. Tai čia pagrindinė, sakyčiau, kitiems siūlyčiau, aš visuomet siūlau, kas tik klausia. O po to turi būti ir autoritetą turėti ar žmonių. Ir man tokių bent jau problemų nesukėlė. Mes gavom čia mūsų paskui pagal programą, kad naujinkim miestą, atrodo, buvo ten Kudirkos 18, ten buvo dokumentus, kokius reikia ten parašyti. Aš ėjau, su kiekvienu kalbėjau, ne per susirinkimas tai prapulti, žinokit. Atsiras vienas, kuris nors žmogelis, raudonesnis, raudonas ar kaip kitaip, ir jums gali sumaišyti visą susirinkimą. Tai jau asmeniškai, apklausos būdu gal pavadinkim taip, ir su kiekviena aiškinu, bet prieš tai mes, žinoma, padarėm energetinį auditą, jis ten mums nekainavo, ten mokėjo, reiškia,
savivaldybė, bet ten mokėjimas 1400 nedaug. Ten tas energetinis auditas tai reiškia, viską, ką reikėtų jų manimų. Padaryti, kad pastatas būtų energiškai efektyvesnis. Ir kad būtų ir jis gražesnis, ir iš ekonominės pusės, ir iš estetinės. Taip. Nes atėjo toks laikas, kad jau suprantat, moraliai, ir mašinas reikia keisti, kur važinėjom kadaise, jūs atsimenat, važinėjot. Tai apskaičiavau aš, kad maždaug kiek galėtų jau žmonės įveikti. Energetinį auditą ten ir parašyta, sakykime, iš išorės renovuoti, apšiltinti, tiek, kainuoja tiek, ten langai tiek, sakydami. Tokios preliminarius. Jo. Bet remiantis auditą bus investicinis sekantis etapas. Tai va dėl šito pradėjau, dariau tokią lentelę maždaug ir kiek galėtų kainuoti, 3 kambariai, sakykime, 2 kambariai ir 1 kambarys, tiek pas mus ten yra. Jie jau su kiekvienu kalbėjau ir... Kad gyventojus irgi orientuotus maždaug... Tai būtinai, tai kas mokės. Taip. Mes pagalbą visą kitą nežinojom, sakysim, čia pusę gal reikės mokėti apytiksliai. Tada buvo 30 plus 15, tai 45. Ir sakau, tiek kainuotų maždaug tas dalykus padaryti ir įveikiama maždaug. Aš žinojau jos pajėgumą apytiksliai, kiek žmogelis gali užmokėti žmonės. O kitą galim im paskolą. Dvi tokias buvo, jo. Arba paskolą imkim. Ir perėjau visas, nes turim tokių parašų, su visai perėjau maždaug 90%. Reikėtų pusę plus 1, bet beveik visi, gal ten jų nebuvo, ten 3 ar 4, taip sakant. Tai dauguma. Ir dauguma susirašo, užmokėsim iš kart. Kas man labai patiko, žinot, niekad netaip daug. Ten 3 kambariai 9000 apytiksliai, 2 kambariai 7, o 1, sakykime, kambarys maždaug 5000. Apytiksliai aš ten kalbu. Paskui investicinis šiek tiek patikslino, bet mažai ten jis nukrypo. Nes remiantis šito, tada projektuotojams taip patgi reikia pasakyti, ką reikia suprojektuoti. Ne taip, kad jie ką nori. Reikia orientuotis vienu žodžiu ir smarkiai. Ir viskas tvarkoja, jokių mes problemų neturėjom. Renovavom. Ekonominiai rodikliai neblogi mūsų. Reiškia, galiu dar pakartoti, reiškia, taip, mes maždaug šilumos kiekį čiut ne pusę sutaupom, negu buvo prieš tai. Kaina, žinoma, pasikeitė, čia apie kainą neina kalba. Kaina, reiškia, kilovatvalandės, kaip mes projektavom, buvo, sakykime, nepilnas 100 arba 10 centų, dabar 30 jau, tai skirtumas 3 kartai. Tai rodikliai pagerėjo. Pažiūrėjau, aš tai visiems sakau maždaug 40%, bet faktiškai tai yra daugiau. Žinoma, ten dar surišta ne tik su šilumai, su karštu vandeniu, ten specifika yra kiekvienam darbe. Pradžioj, kai jums kilo idėja modernizuoti savo būstą ir nusprendėt tą idėją užkrėsti savo bendrijos narius, jūs pirmiausia ėjote asmeniškai su kiekvienu bendrijos nariu perkalbėti. Ir ne kartą. 3 kart reikėjo eiti su visais parašais. Prieš rengiant bet kokį susirinkimą. Kokį susirinkimą? Eini pas juos apklausos būdu. Ir tų pirmųjų susitikimų, tų pirmųjų pokalbių apie modernizaciją metu, kokie klausimai gyventojams dažniausiai kildavo arba dažniausiai besikartojantis buvo klausimas? Jūs supraskite, beveik... Kokios aktualijos jiems? Aš įsivaizduoju, kad beveik visi turi dar kur nors ar sodo namą, ar sodybą, ar kas nors kitur, ar daugumas turi. Kaip neremontuodamas namas gali išgyventi? Ten būta, tai jie susiremontuoja. Bet nie remontuoja tų kalydorių, nie remontuoja tų durų. Durys atviras būdavo anksčiau, aišku, išorės. Nei stogo, nieko jie kiti nedaro. Liktai jiems atrodo, kad čia kažkas turėtų padaryti. Tai dauguma gyventojų suprato, kad tai yra to reikia, tai būtina. Ir svarbiausia, kad turėtų pasitikėjimą, kas vaikšto. Pasitikėjimo. Jo, pasitikėjimo, kad čia jau atėjo žmogus, tai kaip vienas įsireiškia, ką jūs darėt, viskas buvo teisėtai, net neklausė. Ar reikia ir... Supratau. Supratat, jokių problemų. Prašau, Juozai, jūs dar norite. Aš dar papildysiu. Pavyzdžiui, pas mus irgi taip panašiai buvo anksčiau durys atlapotos, tai mes visiems namam tiesiog eini gyventam aiškini, kad durys reikia sutvarkyti. Ne vien dėl to, kad ir šilumą tauposi,
kad nepatektų pašaliniai asmenys, kad ten bomžai nebūtų dėl saugumo sumetimais. Visur sudėtos šarvo durys įėjimo. Toliau aiškini žmonėm, arba ten pasirinkė kokį nors iniciatyvų žmogų iš to namo, jam paaiškini, kad jis surinktų parašų 50+1, kad reikia įdėti antras duris plastikinės, praktiškai beveik visur. Aš pats vaikštau po stogus, visur viską žiūriu. Jeigu stogas jau matosi, kad ten, kadangi buvo ruloninės tos tiesiog biurodinės tos dangos, tai juosgi ten iš puslės praktiškai visiems namam ten padarėm taip, kad surinkam parašus 50+1. Stogas renovuoti ir naują dangą uždengti, kadangi jie tada tarnauja ilgiau. Toliau žmonėm agituoja, kad būtuose bus šilčiau, kadangi jeigu laiptinėse bus sudėtos plastikinės, ten tokios džiovyklės, balkonai, plastikinės durys, laiptinių langai, tai jau praktiškai dabar jau pas mus kokie 30% laiptinių langai jau yra pakeisti. Tiesiog žmonės iš karto, kadangi gyventojai lėšų neturi, tai bendrija iš savo lėšų kompensuoja, jeigu jie susideda namui duoda taip, pasirašo sutartį ir išmokėjimą kokiam metam arba pusantrų metų. Tiesiog po biškį mes kaupėm, jie mažom sumom, ten po litą nuo kvadrato, kol sukaupė tą sumą, kol grąžina tą įsiskolinimą. Toliau dabar yra vienas namas jau savo lėšom irgi apšiltino stogą visą. Ten yra kotedžiai, yra 24 būtų, ten yra lengviau su jie šnekėti, tai kainavo 95 000, tai irgi mes net 3 metam atidėjom, per 3 metus, kad jie atidėtų. Kas gali susimokėti iš karto, o ne tai ten po... Bet šitokių asmenų vis tiek turbūt pasitaiko bendrijų, kuris negali, jam per didelį finansinę naštą. Pavyzdžiui, sakėt, statėt duris. Bet laiptiniai galbūt vis tiek buvo koks vienas būtas, kuris sakė, ne, aš... Tai ten ne vienas, ten tiesiog labai sunku surinkti 50+1%. Tai gerai, dabar tas žmogus, kuris neprisidėjo statant duris, tai jisai ką, raktų negavo į savo laiką? Ne, mes visiems davėm, bet kadangi yra sprendimas priimtas daugumos, yra privalomas visiems. Ir kiti, mes jiems iš karto sąskaitą įstatom, analogiškai taip irgi per ilgą laiką, kad jis irgi išsimokėtų. Jeigu jau ten žmogus... Yra kurie piktybiniai gyventojai, kurie tiesiog nemoka dėl to, kad jis nenori mokėti. O yra tokie, kurie, gal taip žargoniškai pavadinsiu, galiūnščikai, kai suprantat, jis sako, o man kam investuoti? Man kada priteisi, tada jis nueina, iš ką susimoka ir viskas. Jis nemoka, sako, pažiūrėk, kiek pas mane pinigų yra, atidaro ten piniginę pasi ten kokį 10 000 nešiosiu. O tai tokie dalykai. Supratau. Tai finansinis aspektas yra vienas svarbiausių ir dažniausiai aptarinėjimų klausimų modernizuojant būstus arba ruošiantis modernizuoti. Taip? Noriu būsto agentūros atstovų paklausti. Aš gal biškį dar papildysiu. Dabar svarbiausia yra, kad jeigu eina pats pirmininkas rinkti tuos parašus, kad ten kažkokiem tai darbam, tai yra pas žmonius toks nusistovėjęs stereotipas, kad jau tas pirmininkas eina, nori savo turėti naudos. O tai tiesiog, tai ką tau reikia tuo, tai tada dėl to susirandi kokį žmogų, kuris iniciatyvus, kuris tikrai mąsto šiuolaikiškai ir tas eina geriausia, kai eina per būtus, kaip minėta, pirmininkas šalia sėdintis. Individualiai su kiekvienu? Taip, eina su kiekvienu, ten suprantat, ten pats einu, aiškinu jiems, suprantat, kad ten reikia daryti ir tada susirenka. Mes irgi vieną namą padarė auditą, ten surinkom parašus, išėjo 850 000 vien tik tai sienų šiltinimas ir langų keitimas, kurie nepasikeitė gyventojai dar tų langų. Kai pasakėm tą kainą, tai iš karto ir sustojo. Labai daug, kadangi čia kreditas. O per programą Jessica, aš manau, kad čia yra gerai, kadangi ten finansuotų savivaldybė ar ten šokio tai fondo, o paskiau gyventojai per tą būtų kainų, per šilumos kainos skirtumą kompensuotų tas išlaidas ir inovaciją. Tai čia labai šaunu ir mes irgi ten jau užsiregistravom vieną namą, dabar ten kitus renkam parašus, kad irgi dalyvautų toje programoje. Tai yra labai sveikintina. Tuo pačiu dabar man teko bendrauti su Butkevičium. Tai jis irgi, suprantat, palaiko tą, kad reikia renovuoti. Tai čia, žinot, reikia, kad būtų politika ir vyriausybės. Kadangi šiuo metu vyriausybės politika labai neadekvati. Ir dar, kad sumažintų, PVM mokestį gali sumažinti renovaciją, tai irgi didelė būtų paspirtis gyventojams. Tai tiek. Aišku, tai
bet kuriuo atveju finansiniai klausimai bendrijų nariams yra aktualiausi. Noriu paklausti būsto agentūros atstovų. Kiek girdėjau, jūs esate atlikę tyrimą. Gal galit pasidalinti, kokie ten duomenys buvo, reiškia, to tyrimo ir kokie žmonių lūkesčiai ir kas jiems labiausiai rūpi pradžioje prieš ruošiantis dalyvauti jūsų programos. Sveiki dar kartą. Natūralu, tai, ką jūs minėjote, tai ir yra tyrimo atsakymai. Pirmiausia, žmonėms rūpi jų finansiniai, kreditiniai ir visi kiti įsipareigojimai. Ar jie nepadidės, ar jie vienareikšmiškai, ar jie tiesiog nori dalyvauti programoje, būdami nesaugus dėl savo ateities, ar nori dar papildomų finansinių įsipareigojimų. Taip. Ir tuomet, kaip ponai pirmininkai ir sakė, susirinkimų metu natūralu yra šnekama apie tai, kad tu moki tiek pat, kiek ir mokėjai, vis tiek tau reikės susimokėti. Neatsiranda naštos papildomų. Tu vis tiek iš kažkur gausi tą sumą. Taip. Be to, nuo 2009 metų, kai yra Jessica, kitose programuose to nebuvo, tie, kas turi teisę į kompensaciją už šildymą, jiems nekainuoja renovacija absoliučiai nei lito. Tai yra tam laikotarpiui jie gali nemokėti. Už šildymą. Už renovaciją. Už renovaciją. Taip. Bet tai, ta prasme, tiem žmonėms, atsiprašau, aš jūs pertraukiu, jiems tada, kas juos gali motyvuoti? Jiems ar taip vienodai reiškia. Bet jie gyvena šiltai. Jie gyvena šiltai. Jie gyvena name, kuris nekilnojamo turto rinkoje turi žymiai didesnę vertę. Vat, kalbant apie nuomininkus, kur kalbėjo, neatsimenu, kuris pirmininkas, kad ta dalis, kurie išnuomavę būtų savo yra, jiems absoliučiai yra savininkams neaktualu renovuoti namo, nes jie tiesiog išnuomavo, tai yra jų papildomos pajamos, kaip tas namas atrodo, jiems nesvarbu. Tačiau šiuo metu, kaip tik tie, kas nuomoja butus, kiek mes esam susipažinę, būtent jie pirmiausia klausia, kiek šitame name mokama yra žiemos sezonų, šildymo sezonų ir nuo to tie namai tampa prioritetiniais. Tad pirma tyrimo dalis ir buvo susijusi su pinigėliais. Toliau apie žinomumą renovacijos. Tyrimas rodo, kad žmonės žino, kad vykdoma renovacija. Nėra taip, kad apie tai nežinotų, bet detalių ir naudų, verčių arba praklauso, arba neužfiksuoja. Dėl to, kaip ir pirmininkai sakė, gyvas pašnekesys, ėjimas kasdien, kaip į darbą, po darbo šnekėti su kaimynais, tai iš tikrųjų yra pirmas tas ženklas, kad šitas namas turi bendruomenę, kuri ateis į susirinkimą. O atėjus, jeigu jau 30 žmonių procentų nuo to būto, iš tikrųjų neformaliuose pokalbiuose sako, kad tikrai mums tai būtų naudinga, tai jau galima tikėtis, kad susirinkimas ir bus tas susirinkimas, kuris pirmas laiptelis į renovaciją yra. Tai tie yra esminiai dalykai. Dar kas iš to nežinojimo. Renovacija, bent jau pagal Jessica, yra vykdoma savininkų. Ir tikrai susiduriama yra su tom problemom, kai būtuose gyvena žmonės nesavininkai. Nuomininkai. Yra nuomininkai, yra giminaičiai, yra nesutvarkyti dovanojimo dokumentai, paveldėjimo dokumentai, sutuoktiniai nesuforminę, tarkime, yra juridiškai. Tai vėlgi prie to, ką reikėtų žinoti ir ko nežino žmonės. Kartais iš tikrųjų būna net 70% namų, kur nesavininkai gyvena metai iš metų ir yra kaiminystė. Ir visi traktuoja kaip kaimynus, o juridiškai tai nesutvarkyta nuosavybė yra. Ir jie susiduria su problemom, jie negali. Taip, ir bendrijų pirmininkai ar administratoriai, kurie administruos šitą procesą, pirmiausia, šnekėdami turi dar ir tai aiškintis, nes kartais lygioj vietoj pasidaro problema. Supratau. Gal ponas Vaclovas galit papildyti kolegę? Čia buvo praktiškai išsamei viskas papasakota. Tiesiog neturiu ką pridurti. Aišku, aš tada papildysiu jūs.
atliktas jūsų tyrimas, kaip turiu informaciją, parodė ką, kad daugiau kaip pusė, tai yra 51% renovuotinų daugiabučių gyventojų pasinaudoti atsinaujinimo programa, juos skatina naudotis tą programą finansinė situacija. Reiškia, daugiau kaip pusė gyventojų finansinis aspektas yra pats svarbiausias ir lemintis. Dėl to mes ir kalbam apie tas finansinės naudas, kurias gali gauti daugiabučių gyventojai, modernizavę savo būstą. Tai, kaip jau minėjo Danguolė, pagal finansinį mechanizmą, kuris, reiškia, pagal Jessicos programą yra funkcionuojantis Lietuvoje, tai 100% yra kompensuojamas projekto rengimas, taip? Taip. Gyventojam. Nieko nekainuoja pasiruošti būsto modernizacijos projektą. Taip pat 100% kompensuojama yra techninė priežiūra. Statybos metu, renovacijos metu. Mums taip nebuvo, bet... Čia yra nuo šių metų pradžios. Priežiūra tai reiškia užsakovas moka, tai yra bendrija. Nuo šių metų pradžios yra tai padaryta todėl, kad visi nekokybiškai ar prastai renovuoti namai, jie susiveda į techninį prižiūrėtoją, kuris aplaidžiai prižiūrėjo. Jeigu bendrijai, liaudiškai sakant, pasisekė ir ji pasamdė gerą, kompetentingą, norintį dirbti techninį prižiūrėtoją, tuomet tikrai jokių kokybei problemų nebūna, tuo labiau, kad ir būsto agentūroje yra kokybės kontrolės skyrius, kur irgi prižiūri, bet ir techninė priežiūra ir kokybės kontrolės skyrius būsto agentūroje atsirado sustiprintos pajėgos nuo šių metų, kad tai būtų pagalba ir bendrijų pirmininkams, ir gyventojams, kurie tikrai neišmano tų niuansų, kad jie nebūtų apgauti ir darbai būtų padaryti kokybiškai. Ir nuo šių metų pradžios yra apmokama 100% ir mes visiems gyventojams aiškinam, nebetaupykit pinigėlių ir jums tai nebekainuos. Nebetaupykit. Kai kurios savivaldybės pradžioje, kur gyventojams reikia susimest tos pinigėlius techniniam prižiūrėtojui, kol namas nepriduotas. Tai dabar kai kurios savivaldybės ir jų labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo daugiau yra už gyventojus pačios sumoka už tuos pirminius projektus, kol programa Jessica per būsto agentūrą grąžins 100% paramą. Tad techninis prižiūrėtojas, kaip dokumentų, projektų rengimas, investicijų planų rengimas ir administratoriaus alga yra 100% kompensuojama pagal programą Jessica. Ir bendrijai tai nieko nekainuoja? Nekainuoja. Bendrijai kainuoja statybos darbai ir statybinės medžiagos renovacijos metu. Bet šitos išlaidos taip pat yra kompensuojamos kiek? 30% nuo rangos darbų, jeigu yra pasiekta ne mažiau kaip 40% energijos sutaupimo. Taip. Pagal tai, ką renkasi gyventojai ir kas yra siūloma, kaip ponas Silvestras ir sakė, sakom, kad 40 sutaupė, bet iš tikrųjų visi sutaupo daugiau, 50-60%. Tai reiškia ir sąskaitos ta suma sumažės, sekantį šildymo sezoną, ir nuo tos sumos 30% grąžina nuo investicijos. Nuo rangos darbų, nuo investicijų sumos, už kurią bus renovuotas namas, 30% yra grąžinama, jeigu pasiekta 40%. Enervizijos programa, kuri šiuo metu labai stipriai pajudėjo į priekį, tai yra Ignalina, Zarasai, Visaginas kol kas dar buksuoja šiek tiek, tarkime, tai dar 15% pagal Enervizijos programą yra mokama iš Ignalinos uždarymo fondo. Tad tiems gyventojams 45% plus visi kiti dokumentų rengimas, administratoriaus alga, techniniai prižiūrėtojai, absoliučiai viskas toliau keliauja, apmokama yra iš valstybės 100%. Supratau. Tai tas regionas arčiau atominės elektrinės dar turi tam tikras privilegijas. Tai būtent iš Ignalinos uždarymo fondo. Supratau. Kokios dar finansinės, kaip sakyt, naudos arba bonusai? Kreditas, kurį, pavyzdžiui, bendrija, jeigu neturi sukaupus kažkokio rezervinio fondo, modernizacijai gali pasiskolinti, pasimti kreditą tiem darbams. Tai yra 3% nekintančios palūkanos. Dabartiniai finansų rinkoje 3%, tai čia yra daug ar mažai? Tai yra ypatingai menka fiksuota pinigų suma ir noriu pasakyti, kad būtent tik nuo 2009 metų, kai startavo programa Jessica, yra fiksuotos 3%
palūkanos. Taip, ir tai yra garantuojama 20 metų. Anksčiau, jeigu ponai bendrijų pirmininkai renovavo, jie puikiai žino, kad jeigu pavyksta su banku, ten kintamos būdavo palūkanos, reikėdavo dėrėtis, būdavo ir 15%, daugelis gyventojų norėjo savo pinigais geriau renovuotis, negu tokį finansinį įsipareigojimą paimti. O dabar mes iš tikrųjų drąsiai žiūrėdami žmonėm į akis sakome, net jeigu turite tą 10 000, nepulkite ir nemokėkite. Tiesiog jums neapsimoka, nes šiandien dienai už 10 000 jūs galite nusipirkti visai gerą mašiną. Po 20 metų mes nežinome, kas bus. Taip, o po 10 irgi nežinome. Ateis momentas, kai jausitės nebesaugus dėl savo ateities, tolesnio finansinio įsipareigojimo nenorėsite tęsti. Jūs be jokio mokesčio galite sumažinti savo įsiskolinimą bankui. Tuo labiau, kai dabar savivaldybės įmonės, kurios administruoja renovaciją, ima už gyventojus ir jiem lieka, kaip mes sakom, tarsi nėra to finansinio įsipareigojimo, bet mes gyventojams paaiškinam, kad jis tikrai yra, nes jūs turėsite sumokėti, juk ta įmonė tai turi gražinti bankui pinigėlius. Tai va ta kita dalis sąskaitos, tai jokio skirtumo, ar jūs bankui sumokėtume tą dalį, ar jūs tai įmonei sumokėsite, bet tai ir yra jūsų finansinis įsipareigojimas paskaičiuotam laiko tarpui. Kaip anksčiau nereikėjo eiti į banką ir rašyti sutarties gyventojų, taip ir dabar nereikia. Bet kaip anksčiau reikėjo gražinti tą pinigėlių sumą, taip ir dabar reikia. Daugelis gyventojų klausia, ar nepasikeis tie 3%. Iš tikrųjų, jie bijo. Bijo bankų, pokyčių bankų rinkoje, finansinėje rinkoje. Užtat šiuo metu mes tikrai sakome, kad 20 metų tie, kas dabar renovuojasi, tikrai nepasikeis. Tai nėra 3 bankai atrinkti toje programoje dalyvauti, tai yra SVED, SEB ir Šiaulių. Tai nėra tų bankų pinigai. Bankai ne savo pinigais aptarnauja šitą projektą. Priimtas sprendimas yra iš kelių institucijų, yra pastoviai atsinaujinantis fondas, iš kurio tie pinigai keliauja renovacijai ir surinkti grįžta. Tai yra įdėti tam tikri mechanizmai, kurie leidžia sakyti. Žinoma, gyventojai turi žinoti, kad šita paskola yra pririšta prie euro. Supratau. Dar prie finansinės motyvacijos. Pirmininkai minėjo, kad bendrijos yra tokių asmenų, kurie gauna kompensacijas už šildymą. Socialiai remtini asmenys ir panašiai. Tai iš tiesų, kad iš šito klausimo norėčiau pasigilinti, kokia jiems prasmė dalyvauti programoje, apart to, kad estetiškai bus gražiau, šilčiau ir jaukiau. Nes kaip jie gauna tas kompensacijas? Kokia ten yra tvarka? Tai ten yra tokia tvarka, kad jeigu jų pajamos yra mažos, taip, tai jie mažos ir jeigu jie neturi kito turto nekilnojimo, jiem kompensuoja, yra ten 100%, ne? Ten yra kažkoks norma, kiek galima vandens suvartoti, kubų, kiek ten... O likusią viską padengia. Tiesiog jeigu jam ten kažkokia tai suma yra nustatyta, jeigu jis viršia tą sumą, turi pats primokėti. Tada ne, tai jeigu viršia tą sumą, ten kiek 200 litrų, pavyzdžiui, būna būtui, jeigu jis viršia karštam vandeniui, šildymui tą sumą, tą visą likusią dalį, kur viršia, yra dengiama valstybės. Tuo pačiu ir per renovaciją, jeigu jie yra socialiai remtini, tai jiem pilnai padengia valstybė ir banko palūkanas, ir grąžinamą kreditą dengia. Tai ten labai, socialiai remtiniem yra labai naudinga. Tai gerai, dabar įsivaizduokim, aš socialiai remtinas gaunu tas kompensacijas. Tai dabar, reiškia, surenku ten dokumentų pluoštą, čia kaip matau reikia apie 16-18 įvairių pažymų, pažymėlių, popieriukų surinkti ir nešu juos į socialinės rūpybos skyrių kas 3 mėnesius. Taip, kas 3 mėnesius. Kas 3 mėnesius, reiškia per sezoną žiemos mažiausiai 2 kartus, ten turiu arba net 3 kartus suvaikščioti su tuo pluoštu daug dokumentų, juos surinkti, laiką gaišti. Renovacijos atveju. Renovacijos atveju irgi taip pat... Kokios pastangos tam remtinam asmeniui yra? Lygiai tas pats, kaip ir jeigu kompensacija, jam bus padengta, jeigu jis yra socialiai remtinas, jam dengiamas šilumos tas už visą tai kompensuoja, tuo pačiu jam padengia ir tuos
banko palūkanas ir kredito grąžinimo sumas, nes būna išdėstyta mėnesiais, po kiek reikia mokėti, tą visą sumą grąžina. Aš truputėlį noriu gal taškelį padėti. Papildomo vaikščiojimo į savivaldybę tikrai nereikia. Lygiai ta pati pažyma, jeigu tu nori gauti kompensaciją, turi teisę gauti, tu ją imi, jinai galioja ir renovacija. Ir noriu pasakyti, kad nereikia, kaip jūs sakote, per sezoną 3-4 kartus vaikščioti. Jeigu tu esi ilgalaikis, kaip mes vadiname, socialiai remtinas, sąlygiškai nepasiturintis žmogus, tarkime jau senyvo amžiaus, tavo fiksuotos pajamos, tu staigiai nepralopsi iš niekur, tai tuomet 2 kartus per metus, taip kaip ir reikalauja įstatymai, jeigu tu nori turėti kompensaciją už šildymą ir turi tą teisę 2 kartus per metus, jeigu tu netikėtai, kas yra labai aktualu ir kas yra labai gerai šitoje programoje, Jessica, tu netikėtai tapai nepasiturinčių. Tai yra, esi darbingo amžiaus, turi ir kitų finansinių įsipareigojimų. Tai už tą laikotarpį, kai tu nesusirasi darbo ar laikinai praradai sveikatą, už tą laikotarpį, kol tu vėl neatstatysi savo pajamas, taip pat nereikia mokėti. Kaip tu turi teisę ir už šildymą gauti, ir tu turi teisę. Dar irgi gyventojai klausia, tai galbūt tada tik tai šildymo sezono metu mes gausime, už mus dengs palūkanas ir kreditą. Ne šildymo sezono metu, tiesiog už tą laikotarpį, kol galioja pažyma. Tai netikėtai praradus pajamas, yra, kas 3 mėnesiai reikia eiti į savivaldybę pasiimti tą pažymą, o kaip minėjau, ilgalaikiai nepasiturintys, kur jau vargu ar praturties ir atstatys savo finansinį gerbuvį, tai 2 kartus per metus. Koks nors pensininkas, jeigu jis neturi pajamų, tai jam iki mirties bus kompensuojama iš valstybės. Taip, išskyrus tą variantą, jeigu išloš teleloto ar vikingų loto kelis milijonus, bet jisai su malonumu padengs visus savo kreditus. Turės lėšų. Gerai. Būsto rūmų atstovės norėčiau paklausti. Kiek jūs dalyvaujate tuose pradiniuose procesuose, bendraujat su bendrijom, su bendrijų atstovais, jų, reiškia, projektų pačioj pradžioj, užuomazgoj? Kokia jūsų patirtis aš turėtų? Būsto rūmai iš tikrųjų, kas liečia dalyvavę dėl dalyvavimo modernizavimo programoje, bendrijos neprašo mūsų dalyvauti, jie mieliau kreipiasi į būsto urbanistinės plėtros agentūrą, kadangi tai jau tiesiogiai konkrečiai gali sudėstyti pirmuosius žingsnius, nuo ko pradėti, kokius sprendimus priimti, kokie turi būti parinkti protokolai, kiti dokumentai. Tai, manyčiau, labai tinkamas ir tikrai geras sprendimas, kad būtent dalyvauti susirinkimuose turi specialistas. Ir dar tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad dalyvaujantis specialistas tokiuose susirinkimuose, nes susirinkimai pakankamai būna audringi, kaip ir pirmininkas minėjo, labai svarbu, kad turėtų tokių jau pakankamai stiprių psichologinių savybių. Ir kompetencijos. Ir kompetencijos čia jau be jokios abejonės, bet kartais jau tos kompetencijos neužtenka, kadangi žmogus argumentai iš techninių taip išveda iš tos pusiausvyros ir jeigu nemoka išlaviruoti iš tos pusės ir suvaldyti auditoriją, iš tikrųjų lieka įspaustas į kampą, atvirai pasakius. Nuo to tokių būna labai maištingų žmonių ir, kaip minėjau, maištingi yra socialiai remtini žmonės. Jie nenori girdėti visiškai apie jokias modernizavimo programas. Jiems yra gerai. Jiems yra gerai, kadangi jiems nereikia mokėti. Nesvarbu, kokia tai yra name energijos suvartojimo apimtis kokios jiems yra tas pats, nes jie už tai nemoka. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį ir atskirti, kur yra iš tikrųjų Lietuvoje neturtingi žmonės, kuriems yra labai svarbi socialinė parama ir kur yra veltėdžiai. Tas yra pagrindinis ir svarbus kriterijus. Nuo ko turėtų ir pradėti būtent. Mes šiandien irgi turėjom
Vieni baigė Seimo kadenciją, dabar kaip ir pirmininkas paminėjo, dedam viltis, Butkevičius labai gražiai pakalbėjo. Mes modernizuosime, dėl ko mes ir nusišypsojom. O kaip jūs modernizuosit? Jūsų gali būti patys didžiausi norai. Juk sprendimą dalyvauti modernizavimo programoje, kaip ir kalbėjom, priima būtų savininkai. Todėl tie visi žodžių žaismas, mažėja reitingai, daugiau žodžių žaismas kyla, modernizuosime. Nu, jūs nieko nemodernizuosite, kol nepradėsite. Tai reikia pradėti nuo to. Aš vis tik tai manyčiau, kad bet kokiu atveju turi būti prievolė. Turime tik tai prievolę daugiau pajudėti modernizavimo programai. Kaip aš prieš keletą metų atgal kalbėjau, buvo straipsnis reikia reanimacijos modernizacijai. Tai iš tikrųjų tos reanimacijos ir nebuvo atliekama ir mes kaip malėmės, taip ir malomės su savo kalbomis, su savo verkšlenimais, kad negalime surinkti pritarinčiųjų skaičiaus ir taip mes malsimės ir toliau privalo būti prievolė. Tai, kad namui, kiekvienam namui turi būti atliktas nustatomas energijos suvartojimo normos. Jeigu jos yra didelės, sudaryti komisiją arba energetikos inspekcija ar sudaryta komisija iš savivaldybės turi nustatyti priežastį. Būtent normų viršimo priežastį ir ieškoti sprendimų, kaip tą viską išspręsti. Tai, manyčiau, turėtų būti numatytas laikotarpis, būtų savininkams priimti sprendimą ir apsispręsti, ką daryti. Numatytam laikui, neįvykdžius, nepriėmus sprendimų, manyčiau, kad turėtų būti nuimamas kompensacijos ir įvedamas taršos mokestis. Kito kelio. Bet namo nenugriaut. Jeigu lauksim iki tokio momento, kad jau spręsti, kas geriau, ar jį griauti ir vietoj jo statyti naują. Tai jeigu mes paliksim tą apsisprendimą savininkams būtų, manyčiau, kad jie patys nugriaus nereikės. Čia kaip su transporto priemonėm. Jeigu techninės apžiūros nepraeina transporto priemonė, tai jie draudžiama važinėti. Taip. Tai čia jau savininko reikalas, ar jį remontuoti automobilį, ar atiduoti tiesiog. Taip, dabar jeigu kalbant apie tai, STR statybos techninis reglamentas numato privalomieji reikalavimai. Jeigu, juk apibrėžia privalomieji, jeigu yra privalomieji, vadinasi, jie privalo būti vykdomi. Ir mes vėl grįžtame prie to, kad susirinkimo dauguma būtų savininkų turi priimti sprendimą. Tai kur nueina tas apibrėžimas privalomieji reikalavimai? Nėra numatytų kažkokių sankcijų, reiškia poveikio priemonių. Vadinasi, turim padriką balą. Aš dar truputėlį noriu kolegijai, kaip ir ne tai, kad paprieštarauti, bet pasakyti tam tikrą mąstysenos dalis labai priimtina, bet noriu grįžti, kad yra įsipareigojimai vykdyti programą, ypač mūsų atveju renovacijos programą pagal Jessica. Ir primenam gyventojams, primenam ir kitiems žmonėms, kurie dalyvauja procese, dėl ko ta programa atsirado, koks dar tikslas buvo šalia to, kad energiją taupyti. Tai buvo dar labai gražus idealistinis siekis ir tikslas, kad šita programa sutelks bendruomenę, priimti bendrus sprendimus, kad bendruomenė kartu rūpinsi savo gerbuviu. Kai kur iš tikrųjų renovacijos metu bendruomenė atsirado, bet būtent tokių kaip ponas Silvestras dėka, Tauragėj ilgai šnekėjom su viena mokytoja, kuri renovavo ne vieną namą, vaikščiojo su gyventojais, sukūrė tą bendruomenę, jie paskui savo lėšomis susitvarkė aplinką, jie pasidarė labai gražu ir gera gyventi. Jie saugo savo laiptinės, jų vaikai saugo laiptinę, nešiukšlyje, nebraižo liftų, jie susitvarkė aplinką, sako, tada iš kitų namų ateina pas mus tenai vakarais rūkyti. Tai susimetė pinigėlių tvorą, užsitvėrė. Žodžiu, vienas iš tikslų, jokių būdų neprievartinis, tai yra mechanizmas. Tai yra kaip tik geranoriškas, draugiškas, bendruomenę stiprinantis apsisprendimas. Ir ta stipri bendruomenė tada gali judinti savivaldybę jau.
Jie atgavo tą bendruomenę pinigėlius iš savivaldybės, rado kelių, paspaudė ir už tą tvorą paskui jie atidavė pinigėlius. Bet, žodžiu, ta sutelta bendruomenė, jinai labai teisinga demokratinė kryptimi keliauja, o stipri savivalda jau gali paspausti ir kitokią galbūt valdžią, ar ne? Bet niekada nesutikčiau, kad renovaciją grubiai turėtų vykdyti su nuosavybė prievarta. Tačiau ta mintis, kaip jūs sakote, per bausmių mechanizmą tam tikrą, juk tavo namas yra kiauras, tu iš tikrųjų neteisingai gyveni. Tu darai žalą valstybei, darai savo kaimynui, savo aplinkai ir savo valstybei darai žalą. Tai vis tik tai su gyventojais mes tą temą šnekam. Ir kuo daugiau šneki, tuo labiau jie supranta, kad jeigu būtų taip, kad kiauras, sąlygiškai sakau, namas moka tam tikrą mokestį, ar tai taršos, kaip ponė sako, ar dar kažkokį, gyventojas, kaip ir jūs sakote, apsispręstų, ar jis investuoja ir susitvarko, ar jis nori mokėti baudas. Tai vat šitas mechanizmas galbūt ir galėtų būti svarstytinas ir gyventojai patys tada pradeda mąstyti, prisimena, kad kažkur tai girdėjo ES kokia tai direktyva rengiama yra, kur jau turės mokėti mokesčius tam tikro ten žemiausios energinės klasės namai. Ir juos iš tikrųjų priverčia savanoriškai apsispręsti ir šitas mechanizmas būtų iš tikrųjų naudingas. Bet ponas norėjo. Taip, prašau. Taip, čia pirmą kartą išgirdau iš ponės man iš dešinės Angelės rimtą pasiūlymą. Kita pusė ten maždaug multikos sritys. Tai vat ką aš norėčiau pasiūlyti? Ką aš norėčiau? Daug maščiau, kaip čia galima visą kitą padaryti. Aš taip sakyčiau. Tie namai, kur nerenovuoti, liko paėdėję tie, kur buvusi, reiškia, valdiški, kaip mes vadinsim. Kas norėjo, renovaciją jau pasidarė, arba yra ant ribos. Jo, arba yra ant ribos, kurie daro, sakykime. Tai liko tokie namai, o jiems reikėtų tai padaryti. Turi renovuoti be abejonės savivaldybė, kokias lėšas jį ten pasiims ir be jokios prievartos, be nieko, be tą namą atremontuoti pagal tokią dalyką, bent minimumą. Tai sakyčiau, išorę visą reikia apšildinti, kaip ir mes šildėm. Kalidario langus, nes langus ten savo būtų, tai beveik įsidėję, ten praktiškai nereikia. Kalidario langus, duris sutvarkyti, telefonspinės tas pastatyti. Na, ir stogas be abejonės į ten nepadarytas. Aš žinau, kaip gali stogas būti nepadarytas, tai ką jis lygiai. Na, ir stogą, ir dar balkoną sutvarkyti. Balkonus įstiklinti reikia ir kad jiems nereiktų mokėti. Nereiktų mokėti. Jie dabar moka už šildymą, sakykime, vidurkis apytiksliai pernai. Pas mus buvo 2,5 lito už kvadratą, o pas juos be abejonės vidurkis miesto yra 7 ar 8 net litai. Tai vot, vieną dalį tegu moka, taip sakant, va šitą, kur ir anksčiau mokėjo, bet kadangi renovos, jie gaus namą kaip po prizą, iš loterijos, kaip sakot, suprantat, tai moka, kadangi mažiau mokės, tai ta kita dalis, kur mokėjo ir anksčiau, bus įmokėti. Kas investavo. Bet čia turėtų tie, kur šilumą tiekia. O šilumą tiek turėtų savivaldybė, o ne atiduoti, ar išnuomoti, taip toliau, suprantat. Kaip ir vandenis, išnuomokim vandenis, dar to trūko, ne? Vilniaus vandenis savivaldybė, kaip ir kiekvienai, taip sakant. Taip ir šitas turi būti būtinai privat. Ir tik va tokiu būdu, nei prievartas bus, nieko, tik jie gaus mokestinius. Bet kadangi mokėjo iki tol tiek patį, dabar moko, įgauna prizą, tai galiu garantuoti, kad bus viskas tvarkoj. O čia maždaug taip, ponė. Aš dar biškį papildysiu. Aš taip nešiu. Būsto rūmų ta taktika, kad reikia bausti ten, arba prievartą daryti negalima, kadangi tai ir draudžia įstatymai. Prievolė, ne prievarta. Žodis prievarta nebuvo paminėtas. Tarkim, tegu ta prievolė. Žmonės dabar visiems, jeigu yra šalia
namas renovuotas, gyventojai mato, kad ten jie pigiau moka, kad ten geriau gyventi, jie automatiškai sąmonėja. Toliau, kai paaiškina, kad ten socialiai rimtini priešinasi. Socialiai rimtini nelabai priešinasi, kadangi jiems kompensuoja viską. Tai ko jiems priešintis, jeigu jiems viską dengia? Tai ten ne. Bet yra žmonių grupė, kuriem visą laiką gyvenime blogai. Jie su visko jie su visko priešinasi. Gyvenimo būdas toks. Toks žmogaus gyvenimo būdas ir jeigu būna susirinkime, tai jie padaro tą balaganą, visą atsiprašau, taip pasireiškus, kadangi jie pradeda rėkti, jie labiausiai rėkia, tada nesusikalba žmonės, nieko. Vienas dalykas. O žmonės tikrai reikia tik tai, kad būtų didesnė kažkokia tai iš vyriausybės tokia ir motyvacija tam apšildyti, kad namus reikia šildinti. Dabar Vilniuje, tai kai yra šilumos tiekėjai, dabar kaip yra, jeigu namas yra nustatyti normatyvai maždaug kiek namų reikia sunaudoti šilumos, jeigu yra virš normatyvai, jie stato iškart net bendrijoms sąskaitas. Dabar yra, šiuo metu mes gavome sąskaitas iš šilumos tiekėjų. Jeigu yra paskaičiuota ten namui, kiek ten gyvatukas yra 80 kWh į mėnesį, vamzdynų stovo cirkuliacijos yra 80, jeigu viršė, iškart bendrijai teikia sąskaitą apmokėti tą virš normatyvą. Taip. O dabar gyventojams tas neįeina. Kadangi šilumos tiekėjai dabar... Kaip neįeina? Tai bendrija turi sumokėti. Dabar ne, žinot, pagal šilumos tiekimo vartojimo taisyklėse parašyta taip, kad virš normatyvinę šilumą galima, šitą tikrai žinau, jūs mane nesipriešinkite, kad jeigu yra viršytas tas virš normatyvas, gyventojai nemoka iki to laiko, jeigu tiekėjas, šilumos tiekėjas nesutvarkė apskaitos name. Jeigu dabar mūsų bendrijoje irgi visur stengiamas įstatyti elektroninius apskaitos prietaisus karštam vandeniui ir tada iš karto, jeigu yra virš normatyvai, tada jau gyventojai turės mokėti už tą virš normatyvinį šilumos naudojimą, ten vasaros metu karštą vandeniui ruošti ir gyvatukam cirkuliacijai, tuo pačiu ir šildymą. Be to dabar irgi valstybinė energetikos inspekcija, ten irgi tą klausimą nagrinėjam, yra pasitarimai dėl virš normatyvų ir dėl to jie irgi kontroliuoja ir jeigu tie namai, kur daugiausia suvartoja šilumos, iš karto jie eina tikrinti ir ten yra priemonės yra vykdomos. Supratau. Pone Angelė, mačiau norėjau. Pirmininkas Pukanas, atsakykite, prašau, jūs paminėjote pradžioje laidos, kad jūs einate, jūs minėjot 28 namai jūsų bendrijos. 27, atsiprašau. Jūs paminėjote, kad jūs einate ir jūsų atstovas eina per butus ir niekaip negalite priimti sprendimą modernizuoti namus. Pakankamai jau jūs turėjote nueiti didelį žingsnį. 28 namai, atsakykite, prašau, šiai dienai, kiek jūs iš jų turite jau modernizuotų arba pasirengusi su paruošę dokumentus dalyvauti modernizavimo programoje. Dabar taip, pas mus yra vienas dalykas, pas mus namai nėra seni, yra paskutiniai namai pastatyti 97 metais, yra monolitiniai namai, jie yra šiltesni, tai ne tie, kurie yra blokiniai namai, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas jau yra 2 namai. Jau yra jau duoti paraiškos apšiltinimo namų, modernizavimui, bet to patys gyventojai, laiptinės jau ten apsišiltina, daug yra dar liekama tų funkcijų, kadangi netiek aktualu. Kompleksiniai nebus, tai... Ne, tai reikia nuruoti šilumos sistemas visas, kadangi kada buvo tos senos šilumos sistemos. Reikia kompleksiškai. Ponas Vaclovas norėjot papildyti. Taip, aš dar šiek tiek norėčiau grįžti prie pono Silvestro pasisakymo apie tai, kad reikėtų naudoti tokį modelį, kada, sakysim, kas tai savivaldybė, ar kokia tai kita sukurta įmonė atlieka namo renovaciją ir paskui gyventojai atsiskaitinėja su ją, mokėdami mažiau už šildymą, likusią savo išlaidų dalį skiria atsiskaitimui už renovaciją. Tai noriu patikslinti, kad šitas modelis kaip tik ir veikia šiuo metu daugiabučių namų atnaujinimo programai pagal modelį Jessica yra ir numatyta tas, kad
paėmus banko kreditą, atsiskaityti už statybos darbus, yra apskaičiuojama toks kredito paėmimo laikas, maksimum 20 metų, bet yra skaičiuojamas toks kredito grąžinimo laikas, kad sutaupytų šilumą. Lėšų užtektų apmokėti banko kreditą ir dar 5-10 procentų liktų kaip ir sutaupymai. Tai esmė yra lygiai ta pat, kad gyventojui, buto savininkui, išlaidos būstui išlaikyti šiuo atveju nepadidėja, netgi dar sumažėja prieš tai, negu buvo prieš renovaciją. Jis sutaupo kelis dar procentus, grąžindamas kreditą ir apmokėdamas už šį. Supratau. Laida sparčiai bėga, turim labai daug klausimų, galima perkim prie klausimų. Štai žiūrovas klausia, ar pradedant renovaciją būtina susitvarkyti namo žemės sklypą? Šiuo metu jis yra savivaldybės, bet esu girdėjęs, kad reikia pasidaryti sklypo supaprastintą detalųjį planą ir pasirašyti su savivaldybė ilgalaikę nuomą. Prašau vas. Ne, jeigu sklypas nėra sutvarkytas, kitaip sakant, nėra sutvarkytos vadinamos raudonosios linijos, sklypas nėra priskirtas namui, yra valstybėje žemė, renovacijos procesą pradėti šitas netrukdo. Nei kiek. Dabar pildysiu, kad dabar savivaldybė, kiek žinau, Vilniaus savivaldybė yra ruošiama, kad tie namai, kurie neturi savo raudonų linijų, tai yra priskirtos žemės ploto prie namui, ruošiami yra rajonai tuos raudonos linijos ir jos bus tiesiog patvirtintos savivaldybės sprendimu ir jie bus paskirti namam. Kadangi čia viena yra problema, dėl ko tai aš taip įsivaizduoju daroma, kadangi dabar teritorijų tvarkymas prižiūri Vilniaus miesto savivaldybė, jinai neturi lėšų, o gyventojai tada privalės savo teritoriją prižiūrėti. Nes dabar, žinote, ne mano teritorija, tai ten aš galiu mėtyti, šiukšlinti. Taip, bet tada žmonės atsakingiau biškai šiek tiek žiūrės į savo aplinką. Taip, dar turim klausimą. Vilija klausia. Norėtųsi išgirsti, nuo ko pradėti ne bendrijų gyventojams. Ar lygiai tokios pat sąlygos kaip ir bendrijoms galioja ir kitiems daugiabučių gyventojams? Taip. Prašau, Vasilai. Taip, tai niekas netrukdo ir tokius namus, kuriuos administruoja savivaldybės paskirti administratoriai, pradėti renovaciją. Tiesiog reikalinga, kad iniciatyvų žmonės iš namo kreiptųsi į savo administratorių su prašymu surengti susirinkimą dėl namo renovacijos. Prapultis. Dėl namo galimybė yra tokia. Formaliai. Bet aš tiesiog, atstovaudamas būsto urbanistinės plėtros agentūrą, patarčiau tai iniciatyviniai grupiai, galbūt prieš kreipiantis pas savo administratorių, kreiptis pas mus. Mes galim atvykti į vietą neformaliam pokalbiui su grupe, paaiškinti visas sąlygas, valstybės paramą ir taip toliau, visą eigą renovacijos proceso ir taip paruošti iniciatyvius žmonės ir jau einant į susirinkimą, kurį paprastai organizuoja, privalo rengti administratorius namo ir paprastai yra kviečiama mūsų atstovas kaip taisyklė. Mes visada dalyvaujame tokiuose susirinkimuose. Ir dar noriu pabrėžti, kad tai yra visiškai nemokama paslauga. Kartais gyventojai klausia, o kiek kainuos jūsų atvykimas. Tikrai nemokama paslauga. Ir mes jau eidami į tą susirinkimą, turim savo žmonės name. Ta prasme, kurie jau su kuriais kalbėta, galim pavadinti taip, ir tada žymiai lengviau vyksta sprendimų priėmimas. Žinoma, nereikia nusiminti, jeigu pirmam susirinkime ir nebūna priimami sprendimai. Paprastai pirmas susirinkimas būna toks informacinio pobūdžio, gyventojams paskleidžiama idėja. Pasikalbėti, pabendrauti ir paskui jau įvertinus nuotaikas, įvertinus viską, jau šaukiamas sprendimas, kuris priima susirinkimas, kuris priima reikalingus sprendimus dėl apsisprendimo dalyvauti namo renovacijoje. Bet per tą laiką reikia dirbti su žmonėmis. Tai poniai Vilijai galima būtų atsakyti, kad nuo ko pradėti, geriausiai jums pasakys būsto plėtros agentūros atstovai, kurie gali netgi atvykti tą namą, kurioje nėra dar bendrijos. Ir kad nebūtų poniai Vilijai sunku ieškoti, aš galiu pasakyti nemokama telefono linija iš visų Lietuvos kraštų. 8 800 212. Taip, tai
kiek jūs gaunat tokių iškvietimų į bendrijas arba ne bendrijas? Ar daug tokių būna iškvietimų, kur žmonės skambina, sako, prašom, atvykit, patarkit, pakonsultuokit, padėkit? Vienareikšmiškai jų yra daug ir anksčiau, kai sakau, tai iki šios vasaros buvo, mes daugiausia kaip būsto urbanistinės plėtros agentūra ir važiuodavom ten, kur kviesdavo. Bet tai, vėlgi pasakysiu, pakankamai daug, dėl to buvo regioniniai atstovai, kur galėdavo pastoviai konsultuotis vietoje. Tačiau tai nėra renovacijos plėtrai efektyvu. Ir nuo šios vasaros iš tikrųjų mes šimtai skaičiuojam mūsų važiavimų, tam įkurtas yra atskiras skyrius, padalinys. Mes patys važiuojam, patys subūriam to miesto bendrijų pirmininkus, administratorius, iniciatyvius žmonės, savivaldybės atstovus, darom mini neformalius tokius pristatymus, o po to jau einam po namus. Ir būtent renovacijos, sakykime, dabar tokią plėtrą ir tą šoktelėjimą į viršų, aš būtent ir sieju su tuo, kad mes patys inicijuojam tuos susirinkimus, tačiau pagal įstatymą mes jų rengti negalim. Mes turim susirasti partnerius, kurie nori tų namų renovaciją vykdyti. Supratau, prašau. Čia aš dar biškį papildysiu. Dabar, ypač anksčiau buvo, kur yra didesnės bendrijos, ne vienas, o keli namai, tai jeigu daryti renovaciją, reikėdavo gauti 50 plus 1% visų bendrijos narių. Tai jeigu yra 10 namų, tai reikėjo gauti tų visų namų sutikimą, nes kitaip nerodau kredito. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigalioja naujas bendrijų įstatymas, kur jeigu yra didelė bendryja, arba ten jis gali tiesiog vienas namas daryti renovaciją ir tik tam vienam namui leidžia, jau galima paimti kreditą panašiai. Anksčiau to buvo, senųjų bendrijos įstatymų buvo neleidžiama. Tai čia labai dabar gerai, dabar jau tikrai tos didesnės bendrijos anksčiau negalėjo daryti, nes kadangi kiti bendrijos nariai tiesiog nesutikdavo pasirašyti kredito dėl kitų namų. Dabar jau tas atsilaisvino, tai daugelį gal bendrijų pirmininkų ir nežino šito dalyko. Supratau. Dar dėl tų vizitų, kelionių, apsilankymų bendrijose, tai plati geografija. Kokie miestai aktyviausi? Gal turi tokias statistiką? Tai vėlgi nuo šios vasaros, kai pradėjom tikrai važinėti ir bandyti daugiau dirbti su savivaldybėm ir savivaldybių įmonėm, ne tik su bendrijomis, tai tie miestai ir miesteliai, kurių savivaldybių būtų ūkiai, administratoriai yra aktyvus, tai ten ir yra daugiausia susirinkimų. Žinoma, pavyzdžiui, yra Tauragė, kur keliasdešimt susirinkimų vyksta per mėnesį, kas iš tikrųjų rodys, kad Tauragė kyla renovacijoje. Marijampolė, kur buvo užmirštas miestas, pradėjom ir kas man labai patinka, čia šiek tiek ir apie vyriausybę, apie politiką buvo šneka, būtent apie renovaciją, kai tikrai realiai politikai nori, kad jų mieste būtų renovuoti namai, susivienyje ir dešinieji, ir kairieji ten net nebeišsiskiria. Jie visi nori renovacijos ir tai yra labai gražu, tai vat kylantis miestas. Toliau nuo šios vasaros prasidėjo Druskininkai, kvartalinė renovacija, Klaipėda, kvartalinė renovacija, Kaunas, kvartalinė renovacija. Tai yra mikrorajonai. Arba, tarkime, ką tik pradėjom kartu su Ignalinos būtų ūkiu šitą procesą. Tai yra 53 susirinkimai per 2 mėnesius, per spalį, lapkritį, atsiprašau, per 3, bet ten išsimes švenčių, kaip suprantam, 53 namai, Zarasai. Tai yra iš tikrųjų labai daug dirbam, nes važiuoti vieniem administratoriam pas gyventojus neužtenka ir kompetencijos, ir vėlgi, kaip ponai bendrijų pirmininkai sakė, jais turi pasitikėti. Tarkim, yra Tauragės būtų ūkio ponė Zinkė, administratorė, kuria pasitikė gyventojai. Ir mes kartu su jie daug galime nuveikti. Pasitikė Ignalinos būtų ūkio ponų Dolgov. Mes kartu važiuojam. Vienus klausimus mes stipriau atsakom į kitus, bet kas mus gins, sako, va dabar savivaldybės įmonė paims, pasamdys statybininkus, jie patys darys, kur mes galim kreiptis, į mus kreiptis, mes kartu esame. Deleguokit atstovą, pasakom, kokią formą užpildyti, kad dalyvautų visuose viešuosiuose pirkimuose, juk naujas projektas prasidėjo, kur savivaldybių įmonės jau prisiema atsakomybę už žmonės. Žmonės bijo, kad jų neapgautų. Tai važiavimas kartu, aš sakyčiau, tai yra tas
sėkmės raktas, kuris gali atverti dureles į platesnę renovaciją. Bet tai ir nebus taip, kad jūs užvers skambučiais ir jūs tiesiog fiziškai nebesmės? Mes tą jau prognozuojam, iš tikrųjų fiziškai yra labai sunku paskutiniu metu ir dėl to yra teikiamos paraiškos, bet čia jau yra mūsų agentūros. Nuo kitų metų, jeigu ta plėtra tolesnė tokia keliauja, nuo kitų metų turi vėl žiūrėti struktūriniai pokyčiai turi atsirasti. Iš tikrųjų, šiandien dienai esantis 11 specialistų. Bus fiziškai nepajėgus. Tiesiog tai yra iš tikrųjų jau būtų neberealu. Supratau. Grįžkim prie klausimų. Klausimas žiūrovo dar toks atėjo. Ar įeina į renovaciją inžinerinių tinklų remontas? Turima galvoje kanalizacija, elektros tinklai. Viskas įeina. Prašau, panas. Tai, kas klausima, šaltas vanduo, vandentiekis, kanalizacija, elektros tinklai, tai nėra energiją taupančios priemonės jų remontas, todėl valstybės parama jiems neteikiama. Bet jeigu yra jų atnaujinimas įtrauktas investicinį planą, yra parengtas techninis projektas, tai 30% valstybės parama darbams nėra teikiama, bet yra galimybė pasinaudoti lengvatinių kreditų su 3% fiksuotom palūkanom. Va šitą prasme, bet 30% parama, kai buvo kalbėta, sutaupius 40% šilumos energijos neteikiama šitoms priemonėms. Nes tos priemonės energinio ne energiją taupančios, bet jeigu jos dalyvauja renovacijos procese, galima imti kreditą. Supratau. Dar klausimas. Kitas žiūrovas klausė, ar galima išstatyti sąskaitą gyventojų, kuris prieštarauja renovacijai? Ir kas dengs tokio gyventojo finansinius įsipareigojimus? Vienareikšmiškai 50+1 pagal Lietuvos Respublikos įstatymus daugumos valia yra privaloma. Labai daug klausimų būna tarp kito gyventojų, kad jeigu mūsų kaimynai nenori, ar mums už juos reikės mokėti, jokių būdų ne, privalės visi gyventojai vykdyti susirinkimo, kuriame yra 50+1 sprendimus ir kokie bus įsipareigojimai, ar tavo asmeninė valia vienokia ar kitokia, tu privalėsi vykdyti. Kadangi civiliniam kodekse yra užtvirtinta nuostata, kad jeigu priimamas sprendimas gyventojų dauguma, kitiem yra privalomas bendraturčiam to namo ir jiem bus įstatytos, lygiai kaip ir komunalinius skolas, irgi taip pat, jeigu kuris nemoka. Bet čia bendrijos narys, o jeigu tas žmogus nesvarbu, ar ne bendrijos nariui, tai irgi įstatymai galioja tiek. Tik tai bendrijos narys gali dalyvauja susirinkimuose, gali balsuoti, valdyme dalyvauti. Tai ne bendrijos narys, jis tik tai jam yra privalomi, jis gali ten tiesiog duoti savo pasiūlymus, bet jis valdyme negali dalyvauti. Tiesiog jeigu jam nesudėliotas. Bet kuriuo atveju susirinkimuose yra protokolai, kuriuose yra pavardės savininkų. Ir jeigu ten 30% savininkų nedalyvauja susirinkimuose, vis tiek susirinkimo valia privaloma vykdyti. Supratau, taip va. Patikslinimas dėl bendrijos narių ir nenarių. Priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo, renovacijos, būtina daugiau kaip pusės savininkų. Nesvarbu, ar jie bendrijos nariai, ar ne bendrijos, jie turi teisę balsuoti šito klausimu, pasisakyti ir būtina visų savininkų. Nereikia atskirti bendrijos narių nuo kitų. Čia šituo klausimu sprendžiant turi būti kvalifikuota dauguma visų būtų ir kitų patalpų savininkų. Netgi jeigu būtas yra, tarkime, bute įrengta kirpykla ar parduotuvė, savininkas taip pat gali dalyvauti renovacijos programai lygiai tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir jo kaimynas, kuris butą turi. Supratau. O jeigu, pavyzdžiui, pirmas susirinkimas bendrijai nesurinko kvorumą, nesusirinko 50+1 60, tai pakartotiniam po 2 savaičių. Jo, pakartotiniam turbūt užteks mažesnės daug. Bet renovacija 50+1. Ne, protokolė turi priimant sprendimą būti 50+1. Vis tiek, nes tai finansinis klausimas ir finansinis įpareigojimas. Supratau. Dar klausimas, skubu per klausimus, nes jų labai daug šiandien atėjo. Ar galima gauti paramą remontuojant namą, stogas, fasadas, jeigu remontuojamas namas yra Vilniaus senamiestyje? Ir kokią galima gauti paramą? Toks klausimas.
Pirmiausia, kad nežinant namo, negalime dabar ir atsakyti, patarčiau skambinti 800-2000-12 ir dėl konkretaus namo, tai yra kvadiniai namai, jie turbūt jau į kultūros gali ir paveldą įeiti, tai yra specifinis atskiras namas ir negaiškim laiko, tiesiog žmogus tegu susisiekia ir konkrečiai paaiškinsim tam namui. Jeigu nebus šildymo taupymo, nebus jau. Supratau. Dar klausimas, finansavimas, ar teikia bankas bendrijoms namo gyventojams paskolas, jei taip, tai kokiomis sąlygomis? Jeigu namas dalyvauja renovacijos programoje, sąlygos yra aiškios ir apie tai šiandien šnekėjom. Paskolos teikiamas 20 metų su 3% fiksuotų palūkanų. Taip. Kągi, laida sparčiai artėja į pabaigą, aš tada gal paskutinis akcentas, siūlau visiems reziumuokim šios dienos karštą diskusiją ir po keletą sakinių šiandienos tema. Kas nori pirmas? Gal prašom, pirmininkai, pradėsiu. Aš išsakiau savo nuomonę ir dar toks mano pasiūlymas, kad jokių būdų žmonių nepririškime prie banko. Ačiū. Jozai, mano nuomonė dar tokia, kad gyventojai, kad jeigu šilumos kainos didėja, kad namų renovacija yra neišvengiamas procesas ir tai turi žmonės įsisąmoninti, turi įsivykti, nes kito kelio neturime. Supratau. Pone Angelė, jūsų reziumė šios dienos diskusijos. Bet kokiu atveju kito net negali būti ieškojimo sprendimo, varianto modernizuoti ar klausimo modernizuoti ar ne namus. Vienintelis yra atsakymas tik modernizuoti. Labai svarbu, kad mūsų valstybės atstovai, savivaldybėse esantis ten kairieji, dešinieji ar vidurinieji, tiesiog tarpusavyje ieškotų bendro susitarimo ir eitų viena kryptimi, nes, kaip ir minėjau, yra savivaldybės, kuriuose vyksta ir labai sparčiai vyksta sprendimų priėmimas. Nepaslaptis, kad kitose savivaldybėse yra kova. Jeigu yra iškeliamos geros idėjos, jos pradedamos įgyvendinti, būtinai stengiamasi jas sužlugdyti. Todėl to labai linkiu ir labai noriu, kad savivaldybės atkreiptų dėmesį tai, kad bet kokiu atveju turi būti labai didelis dėmesys skiriamas švietimui pirmininkų. Taip, ir bendrijos narių, kiek besistengtų būsto urbanistinė plėtros agentūra, jeigu nebus švietimo ir pastangų kiekvienoje savivaldybėje, jiems bus per sunku apvažiuoti, kiek jie beturėtų 11 ar 50 nieko. Tai turi būti labai geranoriškas savivaldybės noras įeiti į būtent modernizavimo paskatinimą. Supratau. Ponas Vaclavai, jūsų reziumė? Savo ruožtu aš norėčiau kreiptis į žiūrovus, kurie žiūri šitą laidą ir klausosi mūsų ir tikrai pasakyti, kad šiuo metu valstybės parama tikrai yra ženkli ir sudarytos sąlygos renovacijai yra labai palankios. Todėl reikia suspėti pasinaudoti šitom sąlygom, nes tokios sąlygos galioja iki sekančių metų pabaigos, iki 13 metų gruodžio 31 dienos ir todėl tikrai reikia ryžtingai priimti sprendimus ir pasinaudojus ženklę valstybės paramą pasigerinti savo būstą. Ačiū. O aš galiu tik tai paimti ir pasakyti, mėlieji, tie, kurie dar nerenovavot savo namų, paskubėkit iki kitų metų pabaigos, tai yra iki 13 metų gruodžio 31, jūs turite labai palankias sąlygas. Vėliau gali to ir nebūti, o namus remontuoti reikės. Supratau. Ačiū labai visiems diskusijos dalyviams. Iki kitų laidų. Ačiū Jums.